Jūs rimtai? Ir aš nejokauju, pons inspektoriau. Padėjai policijai? Tikrai taip. Išgelbėjau mūšamą žmogų. Mes susibroliavom. Geras darbas, ponas Kindziulį. Labai neblogas. Dabar mes panašus kaip tikri broliai. O tu prisistatai, kaip reikalauja įstatymas, Kindziulį? Žinoma, prisistačiau. Priėjau, sakau, laba diena, ponai chuliganai. Jie sako, kas čia toks priėjo? Aš sakau, čia priėjo Kindziulis. O toliau? O toliau nieko nebespėjau pasakyti, nes jie mane pradėjo brolint. Aišku. Ženklą gavai, ponas Kindziulį? Nu, kaip matot, ponas inspektoriau. Vyras. Ačiū. Sekantis. Tu. Aš Rozenbaumas. Tu pasitrauk. Tu. Aš. Kas aš? Kilbauskas. Gerai, ponas Kilbauskai, už kokius nuopelnus? Gaudžiau automobilių vagis. O, na ir kaip sekėsi? Nu, ne kaip. Vagiai mane pagavo. O už ką ženklėlis, ponas Kilbauskai? Už tai, ponas inspektoriau, kad bėgdamas nuo vagių laikiausiu kelių eismo taisyklių. O, štai kaip ponas Kilbauskai. Štai tai, bėgdamas nuo jų, bėgau tik pėsčiųjų perėjomis. Vyras, ponas Kilbauskai, vyras. Ačiū. Sekantis. Rozenbaumas, jeigu neklystu. Tikrai taip, draugas viršininkė. Aha, nu tai ką, ponas Rozenbaumai, tipiška kaunietiška pavardė. Aš šiaip į klaidą, draugas viršininkė, nu. O tai kaip atsitiko? Nu, užėjau į Šiaulių sąjungą meškėje nusipyti, nepakliuvau, nu. Aha, tai kokiam reidė dalyvavot? Jeigu galima, viršininkė, paskutiniam, jeigu galima. Aukščiau galvą, ponas Rozenbaumai, mes jums nutarėme teikti specialų policijos ženklelį. Nu, ponas viršininkė, suprantat, aš jau turiu tą ženklelį, nu. Iš kur, ponas Rozenbaumai? Po akim, nu, ponas viršininkė, gal galima eiti? Eisi tada, kada aš pasakysiu. Taip, ponai policijos rėmėjai, vakar mes vaikščiom aplink sporto klubą Titanas. Šiandien vakare nusimato butėjimas aplink restoraną Pilula.